Tryliktas ką? Tryliktas ką? Tryliktas Sveiki, muzikinio Rusija laidos žiūrovai. Šiandien svečiuojamės Druskininkuose, kur kalbinam garsų Lietuvos gitaros virtuozą Audrių Pakšį. Mr. Jumbo. Ką veikite Druskininkuose? Šiandien koncertuojam su mūsų grupe Bon Jeans. Atliksime porą programų. Bon Jovi ir Def Leppard. Kągi repetuojam Kaune ir savo programą. Supratau, su grupė. Koks pavadinimas? Bon Jeans. Čia kaip Bon Bonkės, tai čia apie džinsus Bon Jeans. Bon Jeans grupė, tai čia tavo solo projekto kaip pritariantis muzikantai, ar čia atskiras iš vis, nes esi išleidęs albumą savo. Tai apie tai kaip nors. Išleidau albumą kaip egoistiškas gitaros solo atlikėjas, o grupė tai aišku kažkoks tai talentų mišinys, nes pavyzdžiui mūsų vyriausias narys Robertas tai groja ko gero seniau negu aš esu šiam pasauliu. Ramūnas taip pat, kurį aš jau matydavau atitinkamai televizijai dar kai aš vaikas ir grįždavau po pamokų ir pamatydavau ir sakydavau, aš irgi noriu su gitara taip groti. Tai mes tokia Kauno muzikantų kelios kartus, kuriuose ir kartu groja. Tai va, tu tokia trumpai žangėlė link tavo albumo, gal ką nors trumpai papasakos apie savo kūrybos įamžinimą į kompaktinę plokštelę. Jo, kažkaip labai užtampiau visus, faktiškai daug muzikantų nuo manęs pabėgo, net vadybininkas pabėgo ir taip toliau dabar, kad užtampiau darbus su to albumu. Albumas buvo nuo 2007 rašytas, tuo metu aš dar pas SBS grojau ir kažkaip iš tikrųjų nemažai laiko jam atidavau. Taip pat baiginėjau magistratūrą Dailės akademijoje ir taip pat LNK dar pasimaišė man po kojom, tai visai užtempiau albumą. Pradėjom gan rimtai dirbti su Bon Jeansais ir gavosi, kad tas albumas po 5 metų išvydo tik tai praeitą mėnesį dienos šviesą. Albumas susideda iš 11 dainų, 10 mano autorinių visiškai ir vienas coveris Philo Collinso Another Day in Paradise, instrumentinė versija, tokia papiktinta, sakykim, o šiaip jo, aš ten 50-50 dainuoju ir groju ir šoku šiek tiek. Albumas atspindi kažkiek mano gyvenimo, tai mano baimės visokios sudėtos ir išgyvenimai ir vien jau tai, kad, pavyzdžiui, aš nemėgstu šiltam vandenį maudytis, yra kūrinys spalvotas. Kur įrašinėjai albumą? Viską dariau namų sąlygom, absoliučiai. Jo, o bosinę gitarą padėjo Ramūnas Lipauskas įrašyti, mūsų Bon Jeans bosistas ir kai kurie būgnininkai, kurie nenorėjo būti minimi, nežinau dėl ko, taip pat dėl būgnų partijų man gelbėjo. Aš šiaip viskas namie. Iš tikrųjų norėjau jau užtrinti albumą, praeitais metais ir viską per naują miksuoti, bet pagalvojau, gal ir nieko, aš nepaliksiu. Tai, ta prasme, tavo darbas, masteris, suvedimai viską pats darai. Miksas, masteris mano. Ir viršelis pagal mano specialybę, mano paties kitų. Visų klausiu iš istorijos, ta prasme, nuo ko prasidėjo grojimas, pavyzdžiui, gitara, ar tu kitų instrumentų pradėjai groti, va tą jaunystę, kaip tapai to, kas esi. Pradžiai jisai atsirado taip, reiškia, mano brolis turėjo motorinį dviratį, paskui mopedą ir aš žiauriai liūdėjau, kai jis pardavė ir nusipirko elektrinę gitarą galvoju. Su kuo aš važinėsiu paaugęs, paskui pasižiūrėjau, kad visai įdomus žaislas, aš taip ant kelių pasidėdavau, aš nemokėjau groti, mažiukas. Taip raukydavau, žiūriu, kad man visai patinka. Paskui kažkaip kieme toks kultas atsirado elektrinė gitara, tai ten žiūriu ir kaiminystėj kažkas groja, ir name groja, žiūriu ten kitas kaip ir noriu groti, žinai, sakau, gal grupę kuriam. Tai va taip ir pradėjom kieme muzikuoti, žiūriu, kad aš nelabai atsikabinu tos gitaros galiu, iš tikrųjų.
Aišku, gal kokius mokslus baigiai, nors kolegija, akademija, Muzikos, ne, aš tik tai grojau kažkur 12 metų pučiamų orkestrą su tūba. Visi pradeda nuo to vedariuko vadinamo altuko. Altukas, tenoras, baritonas ir paskui atėjau iki tūbos. Ten buvo Kauno Grožio konservatorijos direktorius pavaduotojas amžinatilsį Jono Piškino vadovavimas toks big band. Aš ten tūbą pučiau, skaičiau už bosinio rakto. Dabar visai Lietuvai prisipažinsiu, kad iš lapo jau nebeskaitau. Esu prastas akademinis muzikantas ir neblogas rock'n'rollistas. Kad nors papasakok apie savo instrumentus, va kaip tik rankose laikai. Visiškai netikėtai atsidūrė mano rankose, nes taip gavos, kad dabar dirbu muzikos prekėse ir ten daug instrumentų per mano rankas perkeliauja ir kažkaip pasižiūrėjau, kad aš vis tik neturėjau Fender gitaros, kur jinai yra kaip ir brandas, ne? Gibson Fender ir taip toliau visi vaikai apie Fenderį svajoja. Atsidūrė mano rankose, jinai visiškai tokia stovėjo vitrinui, apdaužyta, nutrinta, jinai skaitosi nauja. Tai yra Fenderio tokia serija, kažkas pagal 57 metų gitarą. Lygtai jinai laiku atkeliavo. Aš gitarų nemažai ant sienos kabo. Kaip patartum jaunimui išsirinkti, perkant gitarą, ta prasme, ką kreipti dėmesį, kaip rinktis instrumentą? Pirmiausia, tai taip, kokios grupės patinka, kokie muzikantai, nes taip pat atrodantis instrumentas gali būti nuo 400 litų iki 10 000 daugiau, ne? Taip, išsirenki modelį ir sakykime, man patinka Jimis Hendrixas, Richie Blackmore, Yngwie Malmsteen, Jeff Beck, Jason Becker. Man esu Stratocasteris, man reikia Stratocasterį. Turiu kišenį 1000 litų, man išeina Squier, man Fender Stratocasterį. Turiu gitarą. Lašas kraujo, seka mano pėdomis kažkas man naujo. Meldžiuos, kad šiandien likčiau gyvas, žmona šneka valdo angelus pavydas. Kai pribaigsi nuplėš man sparnus, nepriims manęs tokio dangus. Juodo angelo glėbyje aš užmigau šiek tiek. Buvau garbingai sumedžiotas, ledo kambarį ant kalių suviliotas. Tai kurios dėka aš gyvas, pranešiant pasaulį aš tik jos kaimynas. Kai pribaigsi nuplėš man sparnus, nepriims manęs tokio dangus. Juodo angelo glėbyje aš užmigau šiek tiek. Kai pribaigsi nuplėš man sparnus, nepriims manęs tokio dangus. Juodo angelo glėbyje aš užmigau šiek tiek. Kokiuose grupėse teko groti? Žinau, kad ne vienoj groji. Pirma sėkmingesnė turbūt Lindfengai buvo, ten 2-3 iki Austrijos nebuvom nusigavę. Tai tokį Europe Music Meeting, ten susitikom su Emil Bulls, Grave, Benediction, rašom grupėm, rašom keletą dainų normaliau studijų. Iki to laiko tik tai Rusy sėdėjom. Paskui Ksesuose metus kažkur laiko grojau. Iš ten pabėgau pas SBS. Ir tuo metu savo projektą vykdžiau. O kodėl keitėsi grupės? Ko netiko Lindfengai, ko netiko SBS-ai? Matai kažkur matyti motivaciją. Tas kažkuria vieta baigėsi. Dabar motivacija yra daug koncertuoti ir po koncertų yra matyti motivacija pasiteisina. O tuo metu, žinai, buvo
kažkokie tai mokslo trukdžiai, kažkam kažkas dar, žinai, ir tos grupės taip kažkaip klibėjo. Iš SBS išėjau, nes 100 kilometrų pasirodė tokia vailoka priežastis važinėti dėl beveik nieko. Mes taip kartai metus roko naktyse pagrodom, šiek tiek klubinių koncertų ir pagrindinė su Vitaliu prie albumo sėdėjau. Albumai faini, šiaip neblogas tramplynas buvo SBS, bet tiesiog pavargau važinėti, nes aš kaip Kaune pasilikti visada. Kerštingo, teisingo nešėjo, gal žino tokių ginklų ją nugalėjo, klaus jūros audringos narsių jūreivių, gal žino, kada tavo vėjas ateitų. Tavo sielos vėjas, aukščiai degantis liepsno. Dalyvavai televizijos projektuose, tai ten berods Dangus ar Kelias į žvaigždes, nepamenu. Muzikos akademija. Kaip kilo tokia mintis? Tuo metu dirbau su Povilu Miškėla prie jų albumo, gyvo albumo Gyvai roko naktyse ir mes kūrėm logotipą, nes jam kažkaip patiko mano grafinio dizaino darbai su SBS ir jis sako, gal tu norėtum logotipą ir viršelį sukurti. Tai mes bendravom dėl to. Paskui jis atvažiavęs į Kauną pokalbį, sako, klausyk, turiu tokią durną idėją, sako, noriu pamėginti televizijos atranką, kaip nueit laidos, sako, va ten, žinai, čia mano mokinys Jeronimas Mylius, čia, žinai, aš taip buvo, neblogi vardai, aš tai, žinai, irgi norėčiau prie jų kažkur pasišildyti, jeigu jie ten būtų. Va, ir nuvažiavau į Vilnių ir
žiūriu, kad toje atrankoje su prodiuseriais man visai neblogai sekasi. Tiesiog buvau savimi, nieko neapsimetinėjau, grojau su gitarai. Sako, drąsiau dainuok, drąsiau padainuoju, žiūriu, viskas kaip ir gerai. Sako, ar pasiryžtum čia kažkur gyventi, 3 mėnesius Vilniuje, sakau, aš taip nebuvau visiškai pasiryžęs, neturėjau kur gyventi, sakau, jo, pasiryžęs. Nes buvau tikras, kad manęs nepakvies. Šiaip fainai su jais bendrau. Tada žiūriu Povilas Miškėla, atsiunčia mailą. Povilas Miškėla, laiško pavadinimas Kelias į žvaigždes sutartis. Skambinu Povilas ir... Kur tu mane nuvedei? Ne, čia viskas gerai, čia tik tai pavadinimas keisis, čia bus gera laida rimta. Jo. Tada paaiškėjo, kad muzikos akademija nauja laida ir sutikau. Pagalvojau, kad iki tol buvau, galbūt kažkur žinomas toj tarpį ir sugalvojau, kad man reikia kažkur plačiau mostelti. Pažaisti, tiesiog. Kaip Lietuvos scena? Muzikinė. Nu, ta prasme, kultūra, jos šiaip techniškai ir techniškai, ir meniškai. Daugiau filosofinis gal klausimas iš visko. Kur juda, ko jį reikia. Turiu favoritų, neskaitant to, kad aš tikrai nenoriu įsigyti priešų ir faktiškai nuo vaikystės niekam nieko blogo nesakydavau, tiesiog savo nuomonę pasilaikydavau, nesu iš tų, kurie kanda. Tai šiaip daug nemėgstamų muzikantų, stilių, daug nemėgstamų grupių, bet turiu iš tikrųjų favoritus. Tarkim, tie patys Anglos, tai man ganėtinai patiko. Mindaugas Gnau, jis mano senas bičiulis. Tie patys Raustuzai, puikiai sena grupė. Jeigu taip favoritus ištirti, kažkaip norėtųsi, kad bent jau nesustautų ties tom grupėm Lietuvos muzikinis tobulėjimas. Matau, o dabar kita scenos pusė techninė. Jos, ko gero, ne aš vienas, daug kas mūsų susidūrė su techniniais nesklandumais, kai sako, Lietuvoje nieks įgarsinti nemoka, čia aparatūros nėra, o jeigu ir būtent įgarsinti nemokėtų, gal taip ir yra, bet aš nesu tas, kuris loja ant savo, būdos. Aš su ta būda gyvenu ir bent jau darau iš savo pusės viską, kas yra įmanoma. Nusipirkau gerą gitarinį stiprintuvą, mano grupės nariai irgi ten investuoja į tokius šildytuvus, perka normalius būgnus ir mes bent jau nuo scenos padarom tai, ką galim geriausiai. Paskui Pirsis tai tiesiog pasako, kad Hebra buvo fainai, sako, man beveik nereikėjo tembro rankinėlių sukinėti ir taip normaliai skambėjo. Kultūra sceninė. Sunku, žinok, lyginti, nes išsiduosiu, nesu aš to pasaulio baisiai daug matęs. Bet vis tiek atvažiuojam. Toj pačioj Lenkijai pavažinėjom, tai tokių kaip mūsų elitas funko srity, ska, tai ten, žinok, jų tikrai daug ir jie labai gerai groja. Nesakau, kad ten nėra blogesnių, nesakau, kad jų negalima pavyti, bet taip yra, kad jie viską bent jau turėjo ant lėkštutės padėta, kai mes tuo metu ten rožėm gitaras patys savo ir grojom su rusiškom gitarom, būgnais. Teko pačiam darytis gitarą? Jo, teko Raspolą pasidariau iš fanieros. Kaip dar turėjo ar jau? Ne, neturiu. Aš tiesiog paėmiau grifą nuo kitos gitaros, išsigavau iš 3 gabalų fanieros Raspolo korpusą, iš kažkur namėjus gavau ir susirinkau Raspolą. Netgi akordais išėjo. Taip gal planuoji, turi išleidęs albumą, gal vaizdo klipą planuoji nufilmuoti? Jau yra. Albumo dainos vaizdo klipas susirado netgi anksčiau negu albumą. Ne, palauk, aš jau meluoju. Čia buvo Amber Story, tai jo, aš šiandien nufilmavau nieko. Bet dabar 2013 rašau naują albumą. Jisai bus ganėtinai pop. Bet aš tiesiog taip noriu. Ir jam jau yra vaizdo klipas. Ir to kaip sekėsi filmuoti klipą? Nes pats filmavai irgi? Ne, visiškai paprastai mano bičiuliui buvo įduota kamera, pasakyta, ką jisai turi daryti. Pasileidom iš iPodo backing trackerį tą mūsų ir nusifilmavom ant tokių laiptų Kauno istorinių, kuriuose ten dažnai apiplėšimai vyksta vakarais. O paskui netgi galvojau, o kas tai per tema dainos galėtų būti ir šalia to, kad mes nufilmavom kaip aš maivausi, tai uždėjom plento dviračių varžybų avarijas. Su tavim saldu, bet tavęs kartu ir laikrodžiai nekalti, kad tu toli, tai man kažko asociavosi su pralaimėtom dviračių varžybom. Iš tikrųjų, kraupių vaizdu yra tam vaizdo klipe.
2013 ir 13 fortas jūsų televizorių ekranuose. Trumpai pristatysime, ką darysime ture, niekas nenorėjo mirti. Ir kad iš vis toks turas bus. 2013, 13 fortas ir trečias turas. Trečias turas. Ir 3 miestai. Varėna, Alytus ir Mažeikiai. 3 miestai ir 2 žmonės, kurie nevažiavė į turą, kaip nuotaikos prieš išvažiuojant. Na, naujasios personos. Taip, neblogai. Štai mūsų komunikas Remigijus, kuris praeitais metais turėjo važiuoti į turą, bet jam išoperavo intensivą. Į ligonį. Taigi tu turi būti tuose miestuose, kur paminėjau Audrį. Ir dar tu. Ir dar norėtume pristatyti ir pasidžiaugti nauju bosistu. Romu! Привет. Porto veidas. Naujas basistas irgi važiuosi turą pirmą kartą. Kaip nuotaikos prieš išvažiuojant? Gerai. Ką? Planuoji nuveikti turę? Pagroti. Planuoju pagroti turę. Keista, važiuoju. Ir dabar tu senbuvį Domaras ir aš. Ką Domarai planuoji nuveikti turę? Planuoju pašalti, nervuotis, kai Audrius važiuoja greitai. Ir pagroti? Dabar manęs gali paklausti, ką? Ką planuoji turi? Ką planuoji turi? Planuoji turą. Planuojam paminėti vasario 16, planuojam pagroti su jaunom grupėm, planuojam pagroti su senais pavilkais turų, planuojam aplankyti 3 miestus, dar kartą pasikartosiu Varėną, Alytų, Mažeikius. O čia yra 13 fortas. Dabar visi kartu. Skeisk iš vėra savo širdį.